Labą dieną, kolegos. Šiandien trumpai kalbėsime apie darbo sutarties vieną normą būna tokia žalinga, nes visą laidą turėjom apie darbo sutartį, bet ten, sakau, visko mes negalim kalbėti vienoje laidoje ir taip jos ilgos. Bet dabar pakalbėsim apie vieną labai žalingą normą, kuri kartais pasitaiko darbo sutartyje. Tai būtų, daleiskim, jau yra papildoma sutarties sąlyga, kad darbdavys atleidžiamas darbuotojo arba ten darbuotojas pats išeina iš darbo, nesvarbu koks pagrindas, tačiau faktas toks, kad jeigu vyksta atleidimas, darbo santykių nutraukimas, darbdavys su darbuotoju atsiskaito po 10 darbo dienų. Tai va, tai darbo kodeksas šiaip 146 straipsnio darbo kodekso norma nustato, kad darbdavys privalo atsiskaityti su darbuotoju paskutinę darbo dieną. Tačiau yra šitam straipsnį išimtis, kad jeigu yra darbuotojų ir darbdavio susitarimas, tai gali būti atsiskaityta po 10 darbo dienų, tai yra po 2 savaičių kalendorinės, jeigu skaityt dienos, tai galima taip jau apvalinti, kad čia pusė mėnesio, bet ne ilgiau. Tai va, pavyzdžiui, jau po 2 mėnesių, po mėnesio darbdavys negali, čia yra maksimali norma, dėl kurios galima susitarti. Dabar, kodėl darbdavys, jau iškart nori apgauti darbuotojus, va, tai jau jūs irgi galit pirminė tokia nuomonė apie darbdavį jau iškart, kaip sakyt, žinot, jeigu jisai taiko tokį apgaulingą punktą, nes, įsivaizduokit, galbūt jūs dirbsit 30 metų ar 20, pas jūs jau yra numatyta atleidimai, kad darbdavys iš jūsų dar norės pasinaudoti jūsų pinigais, bent 10 dienų, tai įsivaizduokit, koks čia yra darbdavys. Ant kiek jisai, dėl tų pinigų daro viską, kad tik tai turėtų pelną iš jūsų. Tai va, tai šitoje vietoje jūs turit žinot, kad jeigu jūs pamato darbo sutartį tokią normą, jinai ten neturėtų būti, nes ta norma turi būti aptariama, kada jau vyksta atleidimas. Jūs rašot prašymą išeiti arba jūs atleidžia už kokį nors galbūt šiurkštų pažeidimą. Jie turi jūs prašyti, kad ten buhalteris susirgo, ten tokia situacija, gal jūs galėsit, kad mes po 10 dienų atsiskaitysim. Bet darbuotojų, kuris išeina, to labiau, kurie atleidžia, kodėl jisai turi sutikti? Jisai tiesiog tuo momentu sakys, ne, gerbėmėjai, sumokėkit man dabar, nes aš išeinu. Tai va, šitoj vietoj tai taip ir turi būti. Darbdavys turi tartis, kada atleidžia darbuotoją, o ne priimant į darbą. Dabar vėlgi sakau, kad yra darbuotojų, kurie bijo, mato tą punktą ir tiesiog pasakys, jos nepriims į darbą. Tai va, tie, kurie bijo, aš apie juos biški vėliau kalbėsiu, bet tie, kurie mato ir nebijo, tiesiog sako, turi pasakyti, kad ne, šito punkto nereikia. Tai mes, kada bus tas atleidimas, ten tariamas gal po kažkiek tai laiko, tai mes tada ir kalbėsim šitą situaciją. Tai darbdavys vėlgi turėtų sakyti, kad tada jisai tiesiog turėtų sutikti, nes čia nieko nėra blogo, kad čia darbuotojas tiesiog pastebėjo tokią normą. Bet jeigu kas bijo, tiesiog savo turit pažymėti, kad kažkur tai, nežinau, darbo sutartį antrą variantą jūs vis tiek turėtumėte turėti. Kažkur tai savo pažymėti, kad jūs nepamirštumėt išeinant iš darbo to pasinaudoti, dėl to, kad kaip atsisakyti tos normas. Jūs turbūt vis tiek kažkokią tarp prašymą rašysit arba jūs atleidinės. Jūs turite tiesiog nepamiršti tą dieną, iškart informuoti darbdavį raštu. Sakyti ten ir telefonu tai tikrai nesuveiks. Jie sakys, kad nieks nesakė. Jūs tiesiog turit parašyti, kad prašyčiau, kad atleidimas atsiskaitimas su manim būtų atleidimo diena ir daleiskim, kad darbo sutarties toks punktas, kad darbdavys jį laikytų negaliojančiu, nes jūs jo atsisakot. Ir viskas. Ir šitoj vietoj darbdavys, jeigu protingas darbdavys, jisai privalės atsiskaityti paskutinę dieną, nes jeigu neatsiskaitys, galvos, kad vis tiek ten po 2 savaičių mes atsiskaitysim po pusę mėnesio ir viskas bus gerai, nes tokia norma yra. Tai jūs turėsit progą tada, galbūt ir ten kažko tai jums dar nesumokės, tai jeigu jūs jau tada kreipsit darbo ginčų komisiją, rašysit prašymą, tai ten dėl kažkokių tai galbūt skolų, jeigu jie ten jos yra. Ir jūs tiesiog už tos 2 savaitės dar galėsit priteisti savo pusę darbo užmokesčio vidutinio. Nes neteisybų dydis ir yra vienas vidutinis atlyginimas per mėnesį, bet ne daugiau. Jau didesnės sumos negali būti. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų atlyginimas ten, daleiskime rankas 1200 eurų,
ir jums atsiskaitė po 2 savaičių, tai čia galima sakyti pusė mėnesio, nes ten netesybos skaičiuojamas darbo dienom, tai čia būtų 10 dienų, biški daugiau, mažiau vieną dieną, nes vidurkis turbūt būtų 22 dienos per mėnesį, tai galima sakyti beveik pusė atlyginimo. Jums darbo ginčio priteis, daleiskim šiuo atveju, jeigu būtų pusė, tai 600 eurų, tai jeigu dar dieną vieną atmes, tai kažkur tai 550 eurų, jums priteis darbo ginčio komisija netesybų. Tai va, šitą turit žinot ir tikrai, jeigu toks susitarimas pas jūs yra, jūs turit apie jį nepamiršt. Tai va, kolegos, dėl šitos temos tada šiandien tiek. Aš tiesiog dabar biški pakalbėsiu ir pasakysiu, kodėl norėsiu tada tos tokios trumpesnės laidas daryti, nes pamačiau aš per tą biški daugiau negu mėnesį, kad kur didesni video, ten 20 minučių ir buvo vienas 30 minučių, galima sakyti, tai tikrai mažiau žiūrit, nes aš tikrai suprantu, kad nieks nenori tiek laiko savo aukoti, bet tada aš bandysiu visgi taip transformuotis, darysim kuo trumpesnius video, galbūt tada ateityje ir keletą kartų per savaitę mes dėsim, bet manau, kad jie bus visi trumpesni, nes tikrai matau, kad nenorit žiūrėti ilgai. Galbūt tai yra logiška, galbūt pasistengsim trumpiau, aiškiau ir kad jums viskas būtų aišku. Tai tada galbūt kolegos šiandien tiek, visiems gražios likusios dienos.